Ginkūnuose Zubovų dvare įsikūręs Lietuvos krikščioniškas fondas spalio mėnesį atšventęs savo veiklos 20-metį sukvietė į konferenciją Šiaulių miesto bei rajono socialinius darbuotojus, pedagogus, medikus, Šiaulių universiteto dėstytojus, nevyriausybinio organizacijų vadovus, kurie pasidalijo socialinio darbo patirtimi. Konferencijoje dalyvavo ir atstovė iš LCC Tarptautinio universiteto Klaipėdoje, kurios steigėjas yra Lietuvos krikščioniškas fondas. Konferencija – tai dalis Lietuvos krikščioniško fondo įgyvendinamo paprojekčio, kurio tikslas – sumažinti Šiaulių rajone gyvenančių socialinės rizikos grupės vaikų socialinę atskirtį. Pranešimą apie pavojus socialinėme darbe skaitęs Šiaulių universiteto dėstytojas, socialinių mokslų daktaras, docentas Artūras Blinstrubas, konferencijos dalyvius ne tik perspėjo apie socialinėme darbe tykančius pavojus, bet ir nurodė, kaip socialiniai darbuotojai galėtų efektyviau spręsti socialinės problemas. Jeigu norite, mes atvirai pasakysime, mes esame laimingos, kad jos išmoksta išsiplauti plaukus. Žengiam štai tokį žingsnį, o jūs rašykit, ką norit, kiek mes ir kur mes padedam pinigus. Tai yra darbas su vėjo malūnais, tai yra tiesiog uždaras darbas. Konferencijoje išskirtinis dėmesys skirtas Lietuvos krikščioniškam fondui. Viena iš prasmingiausių LKF veiklų įvardyta fondo įgyvendinama socialinė programa. Ginkūnuose fondo įkurta krikščioniškas vertybės puoselėjantį vaikų dienos centrą dabar lanko 15 įvairaus amžiaus vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Vaikai centre maitinami, lavinami, ugdoma šių vaikų dvasinė ir emocinė savimonė.